Sveiki, Virgis Žukauskas iš motociklų mokykla LT, kurioje mokome tiek pradedančiuosius, tiek pažengusiusius motociklininkus vairavimo įgūdžių. Mokome saugiai ir ekstremaliai vairuoti motociklus. Mes padedame ir tiems, kurie nei karto nesėdėjo ant motociklo. Visus šios triukus, kuriuos rodysiu, darykite tik tai uždarose aikštelėse, jokių būdų ne gatvėje. Patartina, kad turėtumėte prie šalia kokį nors draugą, kuris turėtų telefoną, jeigu atsitikus nelaimingam įvykiui iškviestų pagalbą. Šį kartą aš jums papasakosiu apie tai, kaip su motociklu važiuoti ant priekinio rato. Tai yra vadinamas stopy. Tai yra vienas iš motociklo vairavimo pagrindų, kuris tinka ne tik tai sportiniams motociklams, bet tai iš vis padeda jausti motociklo priekį, motociklo stabdymą. Taigi, motociklas, kaip visada, tas pats Kawasaki ZX6R. Ir dabar trumpai papasakosiu apie pačius pagrindus, ką reikia daryti, kai visą tai vyksta. Pirmiausia, pradedame nuo padangos. Padanga turi būti gera, jokių būdų ne akmeninė, ne kaulinė, kuo geresnių metų. Šiuo metu pas mane uždėta Michelin Pilot Power 2 komponentų padanga, kuri labai puikia. Antras dalykas, labai svarbus, yra kelio danga. Dabar aš visus triukus dariau ant seno asfalto, kuriame akmenukai yra išlindę ir sukibimas yra gan neblogas. Labai atsargiai darykite triukus, stabdymą, esant dangai, ant kurios yra kažkoks smėlis, nešvarumai, šlapia danga. Stabdymo ant priekinio rato esmė yra tokia. Aišku, daugelis galvoja, kad atvažiuoju, kertu per priekinius stabdžius ir lekiu. Bet dalis tiesos yra, bet iš tikrųjų stabdymas yra toks. Jūs atvažiuojate iš pradžių nelabai dideliu greičiu, bet nesistengkite to dalyko daryti labai lėtai, nes tada gali užpakalį staigiai iššauti į orą ir galite griūti. Esmė tokia, atvažiuojate, pirmiausia, sustabdžiai švelniai, pasitikrinate, kokia kelio danga, jokių būdų iš pirmo bandymo nebandykite kelti galo. Esmė tokia, įspaudžiate švelniai stabdžius, susmigdote šakes iki galo ir tada lengvai šoktelnate kartu, suspaudę kojomis motociklo baką, šoktelnate ir tuo metu to lygiai dar labiau spustinate stabdžius. Tuo metu sankaba turi būti įspausta. Iš pradžių turite pajausti, kad motociklo galas kažkiek pakyla. Niekada nesistengkite kelti jo daug. Geriau mažesniu kampu, bet to lygiai ir ilgai. Optimalus greitis, nuo kokio pradėti bandyti, aš manau, kad turėtų būti koks, gal net ne mažiau 30 km/h greitis. Nes kuo mažesnis greitis, tuo tą dalyką padaryti sunkiau. Ir prieš tai darydami keletą kartų stipriai pastabdykite, kad sušiltų priekinė padanga, kad padidinti sukibimą su asfaltu. Taigi, įsibėgėjate, spaudžiate sankabą ir sustabdžiu, susmigdote šakis, šoktelnate. Aišku, kojas būna ant kojelių. Stenkitės kažkiek būti užpakalį pakėlę nuo sėdynės, bet kojos turi remtis į baką. Taip jūs išlaikysite pusiausvyrą. Vairavimas irgi. Vairą laikykite tiesiai. Jokių būdų nebandykite jo kažkaip krutinti į šonus, nes iš karto gali būti griuvimas. Važiavimui ant priekinio rato pageidavimą naudoti vairo stabilizatorių, vadinamą demperį. Apie tai, koks pats geriausias, koks jums tinkamiausias, pakalbėsime kitą kartą. Taip, dabar visą tai parodysiu praktiškai.